Krepšininko Lino Kleizos labdaros ir paramos fondo ir Lietuvos policijos iniciatyva šiemet pavasarį vykdoma unikali programa Tu gali, kurios metu apie 120 globos įstaigų ir socialinės rizikos šeimų vaikų lanko krepšinio treniruotes bei mokosi specialių savigynos pratimų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Sveiki visi. Labai džiaugiuosi, kad pernai pasirašyta mano fondo ir Lietuvos policijos departamento bendradarbiavimo sutartis duoda pirmosios vaisius. Ir šiandien mes pristatome mūsų pirmą bendrą projektą. Šio kelis mėnesius trukstančio projekto metu Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos vaikų globos namų auklėtiniam bus suteiktos galimybės sportuoti, mokytis savigynos, bendrauti su kinologais ir užsiiminėti krepšinį. O birželio mėnesį tikiuosi visi kartu švęsim šią šventės uždarymą ir dalinsimės prizais. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti šio projekto partneriam Lietuvos policijos departamentui, Arvydo Sabonio, Vilniaus ir Knašio krepšinio mokyklomis bei socialinės rinkodaros studijų Human Pearl. Ačiū visiems projekto ir šios spaudos konferencijos dalyviams. Iki. Programos Draugo socialinių projektų agentūros InCity direktorės Indrės Pečiūnaitės teigimu, mažėjant finansavimui iš valstybės neformaliam ugdymui, privačios iniciatyvos vaidina ypatingai svarbų vaidmenį, o turiningas laisvalaikis yra svarbus kiekvienam vaikui. Projektu Tu gali siekiama vykdyti ankstyvąją nusikaltimo prevenciją, vaikus mokant pozityvios ir sveikos gyvensenos, mažinti socialinę atskirtį, suteikti galimybę sunkiomis socialinėmis ir finansinėmis sąlygomis augantiems vaikams gauti kokybišką užklasinį ugdymą, skatinti valstybės institucijų ir policijos savanorišką veiklą sprendžiant socialinės atskirties ir skurdo problemas. Programą remia VŠI OSFL projektai. Tai tikslas visų mūsų visada tas, kad propaguoti sveiką gyvenseną, sportišką gyvenimo būdą, toliau sudaryti sąlygas turiningai leisti laisvalaikį, tai krepšinis turbūt tą funkciją ir atlieka, bent jau minimaliai. Nelabai keliam tikslo išauginti kažkokių krepšininkų, tiesiog sudaryti sąlygas būtent tiem vaikam, kurie tų galimybių turi mažiau. Projekto esmė yra, kad 120 vaikų iš globos namų Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje dalyvaus tiek krepšinio varžybose, tiek kovinės savigynos rengimo pamokose. Labai svarbu yra tai, kad policijos pareigūnai tai daro savanoriškai, tai yra už tai negaudami nei cento atlygio. Jie paprasčiausiai dirba savo darbo laiką arba aukoja savo laisvalaikį ir mokina tos vaikus. Kad vaikams reikia bendrauti su policija, tikriausiai labai gerai parodo pavyzdys, kai mes su kolega dabar praėjom čia prieš renginį pasižiūrėdami, sutikę keletą vaikų, iš jų sulaukėme neįtin gražių epitetų savo atžvilgių. Todėl aš manau, kad policininkus jie pradės vadinti tikrais vardais, gal geriau angelais sargais, o ne taip, kaip dabar vadina. Tai iš tikrųjų tai labai svarbu, kad vaikai ir policininkai taip pat bendrautų. Švietimo ir mokslo ministerijos 2010 metų duomenimis neformalioje švietimo veiklose dalyvauja per 122 tūkstančiai mokinių, o neformaliajam švietimui skiriama nuo 5 iki 10% savivaldybių biudžetų lėšų.